Labas, grįžom su komanda ką tik iš London Recruitment Expo. Ten susirenka recruitment konsultantai, agentūros, darbdaviai ir technologijų kompanijos, kurios bando kažką parduoti. Mes važiuojam į Londoną, todėl kad Didžioji Britanija yra gerokai didesnė, gal 1000 kartų didesnė personalo atrankos rinka negu Lietuva. Tai jie jau padarė tas klaidas, kurių mes galim nedaryti ir iš jų galim daug pasimokinti. Ir aišku, kaip nekeista, dirbtinis intelektas buvo ir šitos konferencijos vinis ir tema. Taip noriu pasidalinti keliom mintim, tikėtina netilpsiu į vieną video, tada bus pratęsimas kitą mėnesį. Laukite tęsinio. Gal pradėsiu nuo evoliucijos. Tai panašu, kad praėjusiais metais dirbtinis intelektas personalo atrankoje buvo žaislas. Su juo smagu būti, bet neaišku, kokią vertę kūrė. Šiais metais jau beveik dirbtinis intelektas atėjo į įrankio stadiją, kur galima gauti naudą pakankamai nuspėjamai, prognozuojamai ir tiksliai. Dabar toliau kryptis ilgalaikė yra tokia labai ilgalaikė ir tikimės, kad gal kitais metais dirbtinis intelektas taps bendradarbiu. Tai yra kolega, kuris dirba šalia mūsų, su kuriuo galim pasitarti, jam duoti kažkokias tai užduotis, jis žino visas mūsų sistemas, todėl gali greitai mums padėti. Čia tokia yra ambicija, mes vis dar ten nesam, bet tokia ambicija. O ta ilgalaikė ambicija, kad galbūt dar po kelių metų pataps ir personalo atrankos ar net personalo vadovų, kad ir kaip bebūtų keista, o galbūt netgi visiškai autonominė funkcija, kur nebereikės žmonių personalo atrankai daryti, o tą darys autonominis dirbtinio intelekto procesas. Ar ten eisim, visiškai neaišku, kaip neaišku, ar nuo žaislo būtume atėję iki įrankio, bet panašu, kad atėjom. Ir kadangi jau čia esam, tai dabar ką daryti su tuo visų dideliu debesiu dirbtinio intelekto įrankių personalo atrankoje ir personalo valdyme. Tai man atrodo labai svarbu eksperimentuoti. Leisti savo žmonėms, ne tik leisti, bet skatinti ir save patį, ir kitus žmonės aplinkui eksperimentuoti su tais įrankiais. Išbandyti daug, juos išbandyti labai lengva, todėl kad jie labai prieinami, greiti, paprastai pigus, nieko nekainuoja pradžioje ir mums reikia daug žmonių, kad suprastume, į kurį tiksliai stalčiuką geriausia įdėti tą dirbtinį intelektą. Tai leiskite žaisti. Antra mintis, kad tą žaidimą reikia sustabdyti toj vietoje, kai pradedam eiti į konkrečias investicijas. Ir čia logika dirbtinio intelekto visiškai nesiskiria nuo bet kokios kitos technologijų dėgymo logikos. Iš pradžių reikia žinoti, kur yra didžiausias poreikis. Pavyzdžiui, pas mus personalo atrankoje mes vienam projektui išleidžiam tipiškai 50 valandų, tačiau 30 iš tų 50 yra kandidatų paieška. Tai aišku, kad mes dirbtinį intelektą pirmiausia dėsim ten. Pas jūs gali būti kitaip. Galbūt kandidatų filtravimas yra didžiausi jūsų kaštai valandom ir pinigais, todėl jūs dėsite dirbtinį intelektą ten. Kitaip sakant, ne bet kur, ne ten, kur siūlo tiekėjas, bet ten, kur labiausiai reikia. Ir tada jau reikia daryti tą tokią labai paprastą finansinę analizę. Ar valandos ir eurai, kurias sutaupėme įdiegę dirbtinio intelekto įrankį, yra palyginami su dirbtinio intelekto įrankio kaina. Tai čia jokios mistikos nėra ir ta mistika, jeigu jinai yra, reikia nuimti ir skaičiuoti labai paprastai ir finansiškai. Ir tada pabaigai šitos dalies į klausimą, ar pakeis dirbtinis intelektas personalo žmonės. Tai atsakymas yra labai paprastas, tikrai nepakeis, bet personalo žmonės, kurie moka naudoti dirbtinį intelektą geriau negu kiti, tikriausiai pakeis tuos kitus. Tai su ta mintim palieku, žaiskite, eksperimentuokit, investuokit, kitą kartą grįšiu su praktiniais patarimais.